Turbūt esate matę per naujienas, per žinias, arba tie, kurie turite socialinius tinklus telefonuose, kad ten apie tą gaisrą Los Andželo priemiestyje, link Holivudo pusės. Tai tikriausiai retas, kas turėdamas, pavyzdžiui, Facebook, nematė naujienų apie tai ir netgi nuotraukos dabar visokios sklinda, ypač kai visur viskas sudegė aplink, o viduryje tų nuolaužų sudegusių namų stovi namas, raudonų stogų ir kieme yra medžiai žaliuojantis, visai ugnies nepaliesti, kaip kad Danieliaus draugai ugnies krosnėje, kurie buvo įmesti, jų ugnis nepalėtė. Ir štai rašomas tekstas šalia tos nuotraukos štai toksai. Psalmė 91 skyrius nuo 7 iki 11 eilutės. Nors 1000 kristų tavo kairėje ir 10 000 dešinėje, tavęs niekas nepasieks. Tu žiūrėsi ir matysi, kaip baudžiami nedorėliai. Tu pasirinkai viešpatį savo prieglaudą, aukščiausiai savo užuovėje, todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum. Taigi, ir šalia tų nuotraukų dabar parašo tą tekstą ir paskleidžia visur į visuomenę tą informaciją, kad štai kaip viskas vyksta, aplink viskas dega, o vieno krikščionio namas stovi. Ir štai tas prierašas yra, nors ir viskas kristų aplink tave, tu išliksi nepaliestas negandų. Ir prierašas štai, kas nutinka bedieviams, o kas nutinka teisiesiems. Norėčiau, kad kada pabandytumėte išeiti žvaigždėtą naktį į kiemą ir pasižiūrėtumėte į dangų. Ir paklausčiau jūsų, ar jūs matote kosminės šiukšlės, atliekas, nuolaužas ten? Ar matot? Nematot. O žinokite, jų išties labai yra daug, kurios skrieja tą pačią trajektoriją, kaip ir skrieja įvairūs žmogaus sukurti kosminiai įrenginiai. Ir tos šiukšlės tai yra panaudotos raketinio kūro talpyklos, nebenaudojami palydovai, nuo sprogimų ir susidūrimų susidarusios nuolaužos. Ir jeigu jūs susidėtumėte kosmonauto kostiumą tenais ir norėtumėte išeiti į atvirą kosmosą, jums kiltų tikrai nemenkas pavojus susidurti su viena iš tų šiukšlių kosminių. Ir ne tik jam kiltų pavojus, bet ir kosminėms stotims ir kitiems palydovams. Nes jie arti ir viską mato. O mes esame ramus dėl to, tai manęs neliečia ir aš nieko nematau. Ir tie žmonės, kurie eina į internetinės platybės, jeigu jie lenda truputėlį giliau, jie pamato, kiek internete yra šiukšlių. Ir jie supranta, kokią žalą tai gali padaryti kitiems. Nes dauguma galvoja, kad tai, kas yra internete, yra viskas tiesa. Žinoma, aš neneigsiu, gaisras tenais vyksta. Ten, Los Andželo mieste, priemestyje. Holivudas, jisai nuo 1910 metų tapo Los Andželo dalimi ir tenais visa kino industrija pasitalpino ir kino žvaigždės ėmė tenais tame rajone apsigyventi. Ir turėtume suprasti vieną dalyką, kad nebūtinai toje vietovėje, tame Los Andželo metropolyje, kad gyvena vien bedieviai. Negalvokime, kad gyvena tie, kurie vien visi vartoja narkotikus, tenais linksminasi, turtingi, maudosi piniguose. Ten yra ir maldos namų, ir žydų, ir katalikų, ir metodistų maldos namų. Yra tikrai aktorių, žvaigždžių, kurie yra tikinti žmonės.
Ir štai šaltiniai skelbia, kad ir katalikų bažnyčia sudegė, ir žydų sinagogos sudegė, ir metodistų bažnyčia sudegė, ir krikščionių namai sudegė, ir bedievių namai sudegė. O štai nuotraukas sklando, kad vienas namas stovi, aplink viskas sudegė ir čia krikščionio namas. O nesusimąsto, kad ta pati nuotrauka yra paleista 4 nuotraukos socialiniuose tinkluose labai panašios, pradedant nuo Havajų, užbaigiant nežinia kokia. Ir vienas vyras išėjęs verkia, jisai sako, kaip man skaudu, mano kaimynų namai visi sudegė, tik mano namas liko sveikas. Ir aš nežinau, kodėl kaimynų namai sudegė, o mano liko sveikas. Ir plinta štai krikščionis, jo namas išliko. Krikščionis visų pirma suprastų, kodėl viskas tai vyksta. Nepagalvotų, kodėl. Jeigu jis krikščionis sakytų, taip, Dievas mane apsaugojo. Jeigu ten būtų aplinki bedievis, jis suprastų, taip aš žinau, kad ten bedievi, dėl to ir sudegė. Ir kai užklausė žurnalistai tų šaltinių, iš kur tas video, atsakymo nebuvo. Taip, kad nesi užtikrintas, kas vyksta apskritai socialinėme tinkle. Nežinai, ar čia tikrovė ar ne. Man teko rašyti laiškus į Ameriką ir klausti, kokia čia situacija. Ir man atrašo, sako, yra žmonės, kurie išsaugo savo namus, nes jie kažką daro. Jie bandė gelbėti, jie bandė vandenį nešti, ten aplinką gesinti, ten bandė saugoti, kiti nieko nedarė, bet ir tie nukentėjo, ir tokių išsigelbėjo. Sunku ką pasakyti. Mėlyjeji, norėčiau paprašyti, kad būkime sąžiningi, būkime Dievo vaikai neskubantis teisti pagal išorę. Juk kai kyla pagunda mąstyti, kad gaisras siųstas bedieviams, kai kurie daug kas sako iš krikščionių, kad gaisras tas siųstas ir bedieviams, išpuikėliams, pažiūrėk, aktoriams, pagalvokime apie save ir mūsų aplinkinius. Kažkas džiaugiasi, kad filmas išėjęs buvo Kristaus kančia. Ir pagaliau pasaulis pamatė, kokią tikrai Kristus patyrė kančią. Ir Melas Gibsonas tą filmą sukūrė. Melas Gibsonas pats yra tikintis žmogus. Jo namas sudegė. O kažkas tai liaupsino jo filmą. O dabar sako, bedievių namai sudegė. Aš pažįstu, mėlyjeji, keletą seserų mūsų bendro tikėjimo seserų, kurios buvo išprivartautos. Pažįstu tėvus, kurių vaikai tragiškai žuvo. Pažįstu tikinčių šeimas, kurių namai buvo apvogti. Ir pažįstu tikinčius, kurie serga vėžiu ar mirė nuo ligų. Ar ir jie bedieviai buvo, kad jiems nutiko tas dalykas. Sakykite, kas yra baisiau? Kas skausmingiau? Ar kai sudega namas tavo? Ar kai miršta jaunas tavo vaikas? Tai kodėl nesako, kad ant to žmogaus bedievis tu esi, kai matai, kad mirė jo vaikas, o tas, kuris neteko namo, jau yra bedievis? Juk tai yra baisesnis dalykas. Ar visi buvo bedieviai? Žinoma, mėlyjeji, tai yra faktas. Faktas, neginčiamas faktas, kad Dievo teismai buvo ir yra skirti bedieviams ir pašaipūnams iš Dievo. Tai yra faktas ir tai tas faktas užrašytas yra Biblijoje neginčiamai. Atsiverskime Jobą, paskaitykime Jobo 36 skyrių. 36 skyrius. Ir tuos žodžius pasakė vienas iš Jobo draugų. Tai ne iš tų 3 draugų, apie kuriuos Dievas neigiamai atsiliepė ir pasakė jiems, eikit prašykit Jobo, kad jis jūs užtartų maldoje. Bet apie 4 Dievas nieko nesakė, jis iš kažkur atėjo, iš kažkur atsirado. Ir jo vardas Elihuvas. Ir tas Elihuvas ėmė ir pasakė tokius žodžius.
36 skyrius nuo 17 iki 19 eilutės. Bet jei tu spręsi kaip nedorėlis, pati tave ištiks teismas ir teisingumas. Saugokis, kad nebūtum pertekliaus suviliotas ir kyšių dydis tavęs neišvestų iš kelio. Argi ištikus bėdai tau padės tavo turtai ir visos galingos pastangos? Taigi, iš tikrųjų, kai skaitai Dievo žodį, tu matai, kaip Dievas bausdavo pagoniškas tautas, kurios šaipydavosi iš pačio Dievo, šaipydavosi iš jo tautos. Kaip Dievas naikino amalikiečius, kaip Dievas ėmė ir baudė egiptiečius. Ir mes matome, kad pašaipūnai bedieviai tikrai Dievo yra baudžiami. Ir čia sako, kad tavo turtai net nepadės. Ir gali sakyti, taip, Holivude yra bedieviai ir jų turtai net nepadėjo, jie verkia. O kodėl jie verkia? Ir kiti rašo, kam jie verkia, draustigi namai yra. Bet palaukite, ten tiek daug visko sudegė, kad draudimo kompanijos greičiausiai gali bankrutuoti. Ir iškart visko nesumokės. Ir gal net nesumokės. Galbūt jie turi santupų, bet žinote, yra toks žmogiškasis faktorius. Tu daug meilės įdėjai savo namams, savo kiemui. Atsiminimai įvairūs. Ir sudega. Čia yra kiti dalykai. Kodėl verkia irgi įžymybės. O mes jų gyvenimo nežinome. Bet aš norėčiau, kad jūs susipažintumėte ir su kitu faktu, kad yra faktas, kad Dievo teismai buvo ir yra skirti ir jo tautai, jo žmonėms, kaip auklėjamoji priemonė ir kvietimas grįžti pas jį. Atsiverskime Ozėjo 4 skyrių. Ozėjo 4 skyrius. Ten po Danieliaus knygos. Ozėjo knyga. Ir štai nuo 1 iki 4 eilutės. Klausykis viešpaties žodžio, Izraelio tauta, nes viešpats traukia į teismą krašto gyventojus. Dorumo, ištikimos meilės ir Dievo pažinimo nėra. Čia jis kalba apie savo tautą. Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas įsigalėjo, kraujo praleijimas po kraujo praleijimo. Todėl kraštas rauda, visi jo gyventojai gaišta ir žuvo drauge su laukų žvėrimis, padangių paukščiais ir jūrų žuvimis. Tačiau niekas te nesmerkė, niekas te nekaltina, aš kaltinu tave, kunige. Taigi, Dievo žodis sako, pats viešpats, mano tautoje dorumo, ištikimos meilės ir pažinimo nėra. Ir kokie dalykai yra? Čia jis sako, ko nėra. Nėra dorumo, ištikimos meilės ir Dievo pažinimo nėra. O ko yra pas mano tautą? Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė, svetimavimas, kraujo praleijimas. Tie dalykai mano tautoj. Tai dabar, sakykime, kuo skiriasi mano gyvenimas nuo jų? Aš kraujo nepralėjau, o kaip dėl svetimavimo? O kaip dėl tavo žodžių nesilaikymo? O kaip dėl tavo melo, kad bandai išsisukinėti ir nedasakyti tiesos? O kaip dėl žmogžudystės niekada nežodžiau, o žodžiais gali užmušti taip pat. Taigi sako, viešpats traukia į teismą krašto gyventojus, mano tautos gyventojus. Todėl kalbėdami apie tai, kad Dievas baudžia neva bedievis Holivude, prisiminkite, kad Dievas baudžia ir savo tautą. Taip, Dievas siunčia teismus tiems, kurie pasipūtė, kurie gyvena gėdingą gyvenimą. Kaip ir atsitiko Pompėjoje, Vezuvijos ugnikalnis, kuris susiliejo ir sunaikino daugybę žmonių. Jie bandė slėptis, bet niekas nepadėjo. Koks begėdiškas jų buvo gyvenimas, kaip Sodomos ir Gomoras. Bet nepamirškime, Dievas nebus tas, kuris niekada nebaus savo tautos, bet tai yra kaip auklėjimo priemonė. Tai yra, kad sugrįžkit pas mane.
Tuomet ir kyla klausimas, kaip atskirti, kur Dievas baudžia bedievį, o kur Dievas baudžia savo vaiką. Ar tai paprasta atskirti? Ten, gaisruose, kur Dievas baudžia nusidėjėlį, o kur Dievas baudžia savo pasekėją, krikščionį. O gal nei vienas, nei kitas. Tai nėra paprasta. Štai kodėl Jėzus sakė, neteiskite, kad patys nebūtumėte teisiami. Paskaitykime Jono 7 skyrių 24 eilutę. Evangelija pagal Joną 7 skyrius 24 eilutė. Štai parašyta. Tad neteiskite pagal išorę, bet paisykite teisingumo. Išorę mes matome per naujienas, išorę mes matome Facebook'e ar Instagram'e, kažkas naudojasi YouTube'e, kažkas žiūri žinias, kažkas klauso per televiziją. Mes žiūrim, matom išorę. Kristus sako, neteiskite. Jūs net neįsivaizduojate. Suprantate, kaip yra? Mes sakome, kad iš Rusijos ateina propaganda. Rusijoje yra žinių kanalai, kurie skelbia propagandą. Rusai sako, Lietuvoje yra žinių kanalai, kurie skelbia propagandą. Tai dabar jūs pasakykite, kur yra tiesa? Ar viskas yra tiesa, ką jūs matote per naujienas? Bet ir jūs negalite atskirti, kur tiesa ir melas. Todėl Kristus sako, išorė nėra paprasta, neteiskite. Dabar grįžkime prie nelaimių Dievo žmonėms, kad ir tavo gyvenime. Jeigu tu netenki darbo, arba sudega tavo namai, miršta galbūt kažkoks netikėtai prieš laiką tavo šeimos narys, ar tu jau esi bedievis? Tai kai skaitysime kur nors ištrauką, va, bedieviams taip ir reikia, pagalvokite, ar jūsų gyvenime nėra nelaimių? Savęs tu tikrai nevadinsi bedieviu, bet kodėl pagunda kyla kalbėti apie kitą, kad jisai bedievis? O gal tai yra pavydas, kad jie turi tai, ko neturi tu? Jie turi ateitį užtikrintą, finansinę gerovę, jie turi namus, jie turi viską, ko nori, jie gali nukeliauti bet kokią pasaulio vietą. Kai pernelik kitus kaltini ir smerki, ar teisi, tau pačiam sunku rasti priežastį atgailai. Pabandykite nuolat smerkti, teisti, kaltinti kitus ir tu pamatysi, kuo mažiau priežasties bus tavo gyvenime ateiti maldoje atgailoj prieš Dievą, pripažinti savo kaltę. Yra šalis, mėlėjai, kurios yra labiau bedieviškos, negu, kaip sako, Hollywoodas. Yra tikrai bedieviškos, bet niekas apie jas nekalba. Kalbėdami apie kito raupsus, pagalvokime apie savo moralinius raupsus. Baisu pagalvoti, mėlėjai, kas nutiktų, jeigu kaimynai sužinotų, kad štai tikintis žmogus, jų kaimynas, atrodo tikintis žmogus, susirgo raupsais. Susirgo visa šeima raupsais. Ir būtų paskelbta ta žinia socialiniuose tinkluose. Sakytų bedievis, Dievas nubaudė. Dievas baudžia, nes jis sektantas. Jis pasitraukęs nuo mūsų motininės bažnyčios. Mes galvojame, kad raupsai yra nugalėti šiais laikais. Taip, dėka vakcinų, taip, nekontroliuojama yra, taip, šiais laikais yra nugalėti raupsai. Nors yra kas dar serga, bet jie gydosi. Bet nemoraliniai raupsai. Žmonės greiti matyti kito negandas, o savųjų moralinių raupsų nemato. Jie mato kito raupsus, o kad patys serga vidiniais raupsais, jie nemato. Kad ir atsiverskime Mato 7 skyrių. Septintas skyrius nuo 3 iki 5 eilutės.
Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Arba kaip gali broliui sakyti, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rąstas, veidmainė. Pirmiau išrytink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Pas tavo žmogų, artimą žmogų, kaimyną, pas brolį, pas bet ką, kur tu matai problemą, gali būti tai, kad ir yra dažniausiai mažesnė problema kaip krislelis. O Kristus sako, pas tave didesnė problema yra kaip rąstas. Tu susirūpinęs to krisleliu. Nors tau atrodo tai didelė problema, o iš tikrųjų tai yra krislelis, ką tu matai? Tai yra krislelis. Kodėl? Nes nematai jo gyvenimo. Tu matai tik išorę. O štai rąstas, kurį tu gerai žinai, kurį tu plačiai matai savo gyvenime, tu pirmą jį išsirytink. Gerai visi pagalvokime, taip pat ir visi tie, kurie esate už ekrano. Ar tu pats nesi bedievis? Ar tikrai tu pavedė visišką savo gyvenimą Dievui? Aš neatmetu minties, kad tie žmonės, kurie rašo tenais, Dievas nubaudė bedievį, jie patys turi problemų. Ir patys ne visur seka Jėzus pėdomis. Ir patys pasielgia kaip netikintis tam tikrais gyvenimo momentais. Jie patys ateina tik tai kartą per savaitę, 7 savaitės dieną į pamaldas arba per tam tikras bažnyčios šventes pasirodo ir laiko save tikinčiais ir deda laikus ant tų, kad taip Dievas naikina. Bet, mielieji, buvo daug raupsuotojų anksčiau. Netgi Jėzus tai pasakęs Evangelijoje pagal Luką, atsiverskime Luko 4 skyrius 27 eilutė. Luko 4 skyrius 27 eilutė. Jėzus pasakė, taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet nei vienas jų nebuvo pagydytas, tik Syras Naamanas. Šiandien tarpe krikščionių yra labai daug morališkai sergančiais raupsais. Ir tik nedaugelis yra pagydyti Dievo. Nes kaip šiandien skaitėme, Rebeka kai dalinosi, nes ne visi gyvena pasitikint tikrai Dievu.